Sveikas merginas, labai pasiilgtos. Šiandien mūsų tikslas išsiaiškinti, ką padaryti, kad jūsų makiažas laikytų ilgai. Kai kurie dalykai man atrodo savaime suprantami, suprantu, kad jums ne. Taip, kad pasidalinsiu produktais, kurie padės jūsų makiažui išsilaikyti ilgiau ir išgauti norimą odos efektą. Tai yra arba matinį ilgai išliekanti, arba skaisčios ir švytinčios odos. Ir kokius fiksatorius naudoti ir kaip užbaigti makiažą, kad viskas tvirtai laikytųsi ir efektas būtų tokio, kokio jūs norite. Aš parodysiu daugiau priemonių tikrai, negu reikia turėti vienam žmogui ir nebūtina jų susidėti vienu kartu visų. Tiesiog informaciniais tikslais pasidalinsiu įvairiais produktais. Tai ką, pradedam? Taigi pirmiausia, odos paruošimą pradėsiu nuo jos drėkinimo. Ir čia nesvarbu, ar tavo odos tipas riebus, ar oda linkusi smarkiai sausėti. Vis tiek odą sudrėkinti šiek tiek reikia, nes taip gražiau dengiasi makiažo pagrindas. Ir aš naudosiu pakankamai lengvą Urban Decay Quick Fix naujieną drėkinantį purškiklį primerį ir odą atgaivinsiu. Šitą dulksną purkšiu per visą veido plotą. Kas mėgsta kokoso kvapą, tai šitą priemonę jums labai patiks. Labai vasarą iškart primena pavasarį ir toks. Kai kurie dalykai man, kaip dirbančiai šitoje srityje, atrodo savaime suprantami, bet aš suprantu, kad toms, kurios neturi nieko bendro su makiažo industrija, šie dalykai tikrai nėra akivaizdus. Tad jeigu jums atrodo, kad jūsų makiažas nelaiko dienos eigoje ir ta zona linkusi smarkiai blizgėti, tai tam yra specialios bazės, kurios matizuoja, uždaro poras ir padeda makiažui išsilaikyti dienos eigoje. Ir šiandien aš kaip pavyzdžius turiu dvi bazes, vieną Lancome La Base Pro, kitą Urban Decay The Slick Complexion Primer. Tai šitos priemonės, jos nėra cementas, kuris užverstas poras amžiams, bet tiesiog 50% sumažinti tą blizgėjimą tikrai padeda. Tai šiandien aš panaudosiu Urban Decay bazę ir ją naudosiu T-zonoje, tose vietose, kur blizgesys iš manęs yra visiškai nepageidavimas. Tai yra prie nosies. Šitoje vietoje būna didžiausios poros pas moteris, kurios ir įskiria tą riebaliuką. Taip pat kaktos viduryje. Išorinė veido dalis linkusi mažai blizgėti, bet vidurinė ir prie antkakių yra linkusi blizgėti. Kas liko, perbrauksiu kaklą. Nes kaklui drėgmės irgi per daug nebūna ir kartais mes jį pamirštame. Jeigu jūsų oda linkusi į sausumą, arba jūs tiesiog norite makiažui suteikti tokį įvaizdį, lyg oda tam tikrose vietose sveikai švytėtų, tai reikia naudoti stipresnę drėkinančią priemonę ir aš pasirinkau Armani Prima linijos drėkinantį aliejų gelį ir būtent juo pastepiau visą veidą, kad suteikti veidui tokio spindesio gaivaus. Tačiau jeigu jūs norite tam tikrose vietose naudoti, tai patarčiau naudoti būtent virš skruostikaulių, galima kaktos šonuose ir lengvai smakrą. Šiose vietose, jeigu yra šiek tiek lengvo blizgėjimo, jisai būna gražus ir duoda tokį sveiko įvaizdžio efektą. Visiškai nenaujiena, kad makiažą mėgstu pradėti daryti nuo akių, todėl iškart užsiminsiu apie šešėlių bazę. Jeigu jūsų šešėliai subėga ir nelaiko dienos eigoje, net nebijokite, tai yra dėl to, kad nenaudojate šešėlių bazės, arba naudojate tiesiog neefektyvią. Tai mano labai išbandyta ir tikrai visų grimerių visame pasaulyje labai mėgstama Urban Decay šešėlių bazė Eyeshadow Primer Potion vadinama. Aš tai turiu originalią versiją, bet visos kitos taip pat yra puikios. Naudoju dažniausiai judančiojo voko dalį. Tai yra svarbiausia pačioje ir šiek tiek įsklaidau į viršų.
Makiažo laikymui labai daug įtakos turi taip, kaip fiksuojate veidą. Tai pirmiausia, ją vertėtų užfiksuoti sausa pudra. Ir jeigu nenorite, kad visas veidas būtų matinis ir jums gražu šioks toks blizgesys, tai bent jau užfiksuokite tas zonos vietas ir paakius, kurie 100% subėgs. Tai yra tam tikros vietos, kur gražu, tam tikros vietos, kur būtinai turi būti užfiksuota. Aš naudosiu L'Orealio True Match sausą kompaktinę pudrą. Tai ką svarbu padaryti fiksuojant paakius, tai dar kartą išlyginti Beauty Blenderiu, nes taip kaip užfiksuotis raukšlelės, taip jos ir liks. Taipogi užfiksuosiu tarp antakių vietelę. Tuomet paimsiu mano Da Vinci žiūri pykstamą teptuką, nes jis yra tiesiog tobulo švelnumo. Paimu šiek tiek sausos pudros, labai nedidelį kiekį, dar jo šiek tiek nuimu į delną. Ir labai švelniai praeinu visą veidą, bet vos liečiant. Nes noriu išlaikyti odos spindėjimą, ne visiškai numatyti. Jeigu jūsų lūpos neturi aiškaus kontūro, linkę išbėgti už kraštų, aš turiu jums vieną atskleisti produktą. Tai yra iš Urban Decay multifunkcis pieštukas, kuriuo patepus lūpas jis veikia kaip primeris, apsaugo nuo ištekėjimo lūpų dažų iš kraštų, užpildo raukšleles. Ir jį taip pat galima naudoti ir kitom veido dalim, neapsiribojant tik lūpom, nors pagrindas aprašytas, kad būtent jisai lūpom tinka, bet taip pat gali panaudoti kitom raukšlelėm užpildyti, prie akių, šypsenos raukšlėm, jeigu jos yra didesnės. Tai aš šiandieną naudosiu jį būtent lūpom, kaip lūpų dažų bazę. Gerai, pasidažom lūpas. Paskutinis etapas, norint, kad makiažas laikytųsi ilgai ir atrodytų gražiai, reikalingas makiažo fiksatorius. O jį pasirinkti siūlyčiau pagal 2 kriterijus, žiūrint, kokio efekto jūs norite. Jeigu jūsų oda nėra labai riebi, jūs galite rinktis skaistinančio efekto makiažo fiksatorių. Pavyzdžiui, vienas iš jų yra NYXo skaistumą suteikiantis makiažo fiksatorius ir jisai duoda tokį švytinti efektą, nematinį. Tai parodau alternatyvas, kad suprastumėt, ką reikėtų rinktis jums, nes mano oda vienokia, galbūt tavo, kuri žiūri šį video, yra su skirtingomis problemomis. Tai jeigu tavo oda riebi, rinkis fiksatorius, kurie neturi aliejų savyje. Kadangi šiandieną mano makiažo tikslas buvo švytinti odą ir mano oda nėra tokia problematiška, aš galiu sau leisti naudoti švytėjimą suteikiantį makiažo fiksatorių ir taip dar labiau sustiprinti skaisčios odos efektą. Papalasnojam. Ačiū visam, kad žiūrėjot. Tikiuosi video buvo naudingas ir aptariam visus žingsnius link tobulo makiažo išsilaikymo. Ir nenuleiskit rankų, jeigu nepavyksta atrasti produktų, kurie tiktų būtent jums, nes kas tinka vienam, netiks kitam. Kreipkitės į profesionalus, kurie patars. Ir aš tikiu, kad laikui bėgant atras būtent tobuliausius produktus jums, kurie suteiks galimybę pasidaryti makiažo efektą, kurio jūs norite. Rašykit savo komentarus, pastabas ir norus, tikrai juos perskaitysiu ir atsižvelgsiu. Ir galbūt padarysime temas, kurios tikrai jums būtent aktualios. Buvo labai fainai, labai jūsų pasiilgau ir grįšiu visai neužilgo. Pasimatom. Iki. Jau niekada nebus per daug. Padarys su makiažu tikros. Very much, very like it. Šviežia, gaivu, gražu. Na, neatsigavo. Susimk. Atavė.